Kaip užsidirbti pinigų Facebooko pagalba, taip netaisyklingai tariant. Patarimas, užeiname į nustatymus, spaudžiame ištrinti akauntą ir pradame dirbti. Dar vienas. Angliškas anekdotas arba angliško humoro pavyzdys, jeigu pasiruošė. Vieną kartą gyveno Londone pakankamai neturtingas anglas, kuris dienas leisdavo savo niurokai, nuobodžiai, kadangi tiesiog neturėjo pinigų. Ir vieną dieną jo duris pasibeldė advokatas. Sako, serija, gal galiu prisėsti? Sėskite, prašom. Tada advokatas išsitraukė kažkokį oficialų popierį ir pradėjo pasakoti. Gerbiamasis, pasirodo, jūs turėjote giminaitį, kuris visai neštene išėjo Anapilin ir jis jums paliko didžiulį dvarą Londono priemiestyje. Taip pat nepatikėsite, tačiau 500 hektarų žemės, avininkystės ūkį, negana to 2 milijonus svarų sterlingų banke, na ir suprantama savo mylimą šunį. Jis taip žiūri, sako, supratau, o tai šuo bent parodinis. Geras. Matai, dar pabrėžti, kad tai angliškas humoras. Velnė ten suprasi, kai jie juokauja. Jie juokasi iš kitų visai dalykų. Iš gal savo nuobodolio tokio, žinai. Gali būti. Toks realus lietuviškas. Kažkas į gimtadienį atsinešė saulėgražų. Gėrimų vartoti taip niekas ir nepradėjo. Geras pasiūlymas, be. Vaikas prieina prie tėvo, sako, tėti, o kokių būna karvės pieno produktų? Tėvas taip, palauk, pats pienas, ten kefyras būna, grietinė, jogurtai visokie, sūreliai būna, varškės visokios. O tu palauk, kam tu klausi? Matai, aš mokytojai liepė nupiešti karvę, tai aš galvoju, kiek tų spenių reikia nupiešti. Geras. Ok, einam toliau. Klaidų neatleidžia moteris ir Tetris 9 lygyje. O, taip. Pasirodo, nustatyta tyrimais, statistika parodė, kad socialiniuose tinkluose yra taip, kuo geografiškai toliau gyvena vyras nuo tos moters, tuo jis greičiau jai pasiūlo tekėti. Taip. Hello, my darling. I'm from Turkey. I'm from Saudi Arabia. Marry me. Yeah. What do you like to marry me? Bruno Mars. Marry me. Marry me. Dar apie statistiką. Pasirodo, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad niekur žmonės nesielgia taip mandagiai, kaip eilėje pas stomatologą. Tai gal jūs gal. Jūs, prašau. Sprendžiau, sako žmogelis, pradėt kažkaip sveikai gyventi. Nusipirkau dviratį. Įsivaizduokit, dabar parsivežt po 2 bambalių salaus į parduotuvę važiuoju su dviračiu. Toks. Tai toks, toks Lietuvos provincijos realijos. Realija, ja. Deja. Na ir aš paskutinį dar turiu. Pasakiau savo daktarui, jog susilaužiu ranką 2 vietose. Kadangi jis buvo labai senas, tai liepė daugiau nebesilankyti tose vietose.